privatininkų uždarimo reikia tam, kad išgyventų savivaldybės vežėjų bendrovė Busturas. Ką klausite? Vienas dalykas. Todėl, kad viskas nuo vasario 1 nebėra kas veža žmonių. Jeigu jums nesiseks su Busturu kalbėtis, aš tada galiu įsijungti. Bet mano mąstymas, ką padarė dabar ir Zuokas, tai lygiai tą patys turite dėrėtis ir su Busturu. Kol kas jūs neįtikinsit ne vieno politiko, kad Busturą mes šiandien privatizuojam. Realiai privatizuojam Busturą. Aišku, čia dar tik tai pradžia, tai jie vos ne viską gali nuspręsti, nes ir jų meras. O tai kaip su vairuotojais daryti? Pasakymas, kad išsaugo darbo vietas, tikrai rinkos sąlygom arba monopoliniam sąlygom sunkiai suprantamas. Kito kelio nėra. Arba mes atsisakome Busturo, arba mes leidžiame kitiems vežti. Kito kelio nėra. Pasirinkimas yra negalimas. Aš norėčiau važiuoti tuo arba anuo. Konkurencinės sąlygos nepažeidžiamos. Monopolinėse paslaugose konkurencinės sąlygos nepažeidžiamos. Kad mes siūlėm tikrai visus gerus įmanomus variantus, bet meras nelabai suprato. Šitie mūsų ponai, kurie savivaldybėje šiai dienai vadovauja miestui, jie yra laikini. Kad tai nėra taip sau tuščias kažkieno ten vežėjų kažkoks nors ar dar kažkas, kad tai yra reikalinga žmonėm. Mėly šiauliečiai, jeigu nepasakysit savo nuomonės, jeigu nerašysit raštų, jeigu nepareikšit savo nuomonės, neturėsit tokios daugiau paslaugos. Svarbiausias žmogus mūsų darbuotojas, svarbiausias žmogus yra šiaulietis, jam yra suteiktos galimybės, bet čia pasirodo svarbiausia yra Busturas. Ir mes esam donorai.